Sveiki, labas vakaras, šiandien su jumis sveikinus aš, Darius Kurlinkas, medicinos psichologas ir psichoterapeutas. Ir šiandien kviečiu tokią temą pasiklausyti trumpos paskaitos, trumpo pranešimo. Tokia tema, kuri, manau, labai aktuali yra ir tampa vis aktualesnė. Aš ją ir nusprendžiau dėl to pasirinkti. Ir iš vienos pusės jinai tokia kaip ir dažnai girdima, ar ne, mūsų visuomeniai. Ir pasidalinimai įvairūs yra. Iš tos pusės, iš tokios mokslinės pusės, psichoterapinės, galbūt ne tiek ir dažnai. Tai tema yra apie vienišumo jausmą. Ir dėl ko tas aktualumas toksai auga, nes tiek statistika rodo, kad beveik visose pasaulio šalyse, ypač besivystančiose ir išsivysčiusiose, vis daugėja žmonių, kurie jaučiasi vieniši arba priskiria save kaip besijaučiančiais vienišais. Tai jeigu taip labai apibendrinus statistiką, tai per paskutinius keletą dešimtmečių stebima, kad apie dvigubai išaugo, taip jeigu bendra tokia statistika, maždaug nuo 20% iki 40% žmonių, kurie teigia, kad reguliariai patiria vienišumo jausmą, jaučiasi vieniši. O iš tos statistikos dar maždaug apie tarp 5 ir 10%, kurie sako, kad jaučiasi ypatingai stipriai vieniši. Bet kuriuo atveju yra stebima, kad šiek tiek didėja tie skaičiai, ypač po pandemijos laikotarpiu ir po pandemijos irgi stebima, kad šitie skaičiai yra išaugę. Ir jeigu taip žiūrint nuo tokių ar ne bendrų statistinių duomenų, pereinam į tokį individualų lygį, kasdienį gyvenimo lygį, tai tikrai bent jau psichoterapiniam kontekste stebiu, kad vis daugiau klientų yra, kurie kalba apie vienišumo jausmą, kad jį patiria, kad tokių, sakyčiau, man toks bendras įspūdis, kad ta statistika irgi atsispindi ir praktinėme darbe, kad daugėja žmonių, kurie taip jaučiasi, arba bent jau tarp tų besikreipiančių. Ir dažnai tenka matyti, apie ką dar ir plačiau papasakosiu, kad tame vienišume dažnai kyla tam tikros problemos ir dėl tam tikrų problemų kyla vienišumo jausmas. Tai manau tokia svarbi, aktuali tema ir tiek bent jau tyrimai, statistika rodo, tiek klientai rodo, kad dažnai tokia vis aktualesnė tema tampa. Nors bent jau žmonių, kurie jaučiasi vieniši, ar netgi stipriai vieniši, arba bent jau kurie pasisako taip besijaučiantis, stebima, kad daugėja. Ir turime visame pasaulyje yra stebima šitą tendenciją. Dabar prieš dar judant toliau, ar ne, manau svarbu tos terminus truputį įsivardinti, apibrėžti, nes čia tokie, manau, du svarbus žodžiai, tai yra vienatvė ir vienišumas, tai kuom skiriasi ir taip toliau. Tai jeigu taip pažvelgsim, tai vienišumą ar ne, galima apibūdinti kaip subjektyvų patyrimą, kaip emocinę būseną, kompleksinę emocinę būseną, kurią mes jaučiam, kuomet mūsų socialiniai poreikiai nėra arba yra nepakankamai patenkinti, mūsų ryšio, susietumo poreikiai ir taip toliau. Toks jausmas, kad mūsų gyvenime nėra mums reikšmingo kokybiško ryšio su kitu asmeniu, ar tą ryšį patiriame kaip reikšmingai tokį silpnesnį arba reikšmingai mažiau negu norėtume patirti. Ir čia labai svarbus tas dalykas, kad žmogus gali turėti daug ryšių, gali turėti platų tą socialinį tinklą, daug pažinčių, daug draugų, pažįstamų, netgi gyventi šeimoje daug metų, turėti vaikų ir vis tiek jaustis vienišas. Ir atvirkščiai žmogus gali turėti labai siaurą socialinį ratą ir nesijausti vienišu. Tai vienišumas yra apie jausmą, apie tą subjektyvų išgyvenimą. Čia labai, manau, svarbus supratimas tas, o vienumas yra tiesiog objektyvi būsena. Pavyzdžiui, žmogus yra
vienas, tai tiesiog objektyviai, tarkime, neturi kažkokių socialinių kontaktų arba gyvena vienas, arba kai kurie žmonės netgi renkasi sąmoningą vienatvę ir ten gali tokį susipažinimą su savim tyrinėti, pažinti save labiau, visokių kitokių dalykų atrasti. Tačiau vienišumas yra tas būtent jausmas, netgi turint santykius, netgi turint daug žmonių, daug pažinčių, daug pažįstamų ir taip toliau. Ir būtent tai yra apie tai, kad žmogus jaučiasi, kad yra nesuprastas, arba jo nesupranta, nesuprastas, nepriimtas, kad jo socialinėje aplinkoje nėra žmogaus, kuris jį suprastų, priimtų ir nėra to tokio gilaus, kokybiško ryšio. Ir gera žinia ta, kad iš tikro tiek pagal tyrimus, kiek rodo, tiek, pavyzdžiui, iš vienoj iš terapinių tokių paradigmų radikaliai atviros dialektinės elgesio terapijos yra sakoma, kad tam, kad mes sumažintumėm tą vienišumo jausmą, užtenka bent vieno žmogaus, kuris yra emociškai šiltas, priemantis, prieinamas, atliepiantis ir kur jaučiame, kad jisai supranta mumis, kad gali mumis suprasti, priema mumis, jaučiamės saugiai prie jo ir taip pat, kad mes irgi turim kažką tam žmogui pasiūlyti. Žodžiu, tokie abipusiai mainai. Tai užtenka vieno tokio ryšio, kad mes nebesijaustumėm vieniši. Tačiau tą ryšį ne visada taip lengva formuoti, ne visada lengva rasti, yra visokių iššūkių ir taip toliau. Tai vienišumas yra jausmas, tai subjektyvi patirtis, kuomet mūsų turimi lūkesčiai, norai, poreikiai, ryšio, santykio, gilumo atžvilgių nesutampa su to, kokius mes turim realiai santykius, su realiu gyliu tų santykių ir taip toliau. Tai labai labai svarbu suprasti. Tai mes būtent apie tą vienišumo jausmą šiandien ir kalbėsim ir taip pat irgi bus kvietimas į seminarą, ką daugiau nagrinėsim, ką su to daryti, kaip galima dirbti su tuo vienišumo jausmu. Dabar svarbu peržvelgti, ar ne, kas sukelia tą vienišumą, iš kur jisai kyla, kokiu būdu kyla, dėl ko jis toks svarbus yra ir panašiai. Tai dabar svarbu suprasti, ar ne, kad tiek bent jau kiek turime įrodymų, tiek iš psichologinės pusės, tokios evoliucinės tokios pusės, antropologinių duomenų, sociologinių duomenų ir visokių kitokių mokslo šakų, tame tarpe ir filosofija, jeigu pažiūrėsim, tai vis tik didžioji dauguma žmonių yra sutverti ryšiui, ar ne, mes gimę esam kurti ryšiui, nes, pavyzdžiui, jau gimus kūdikiui, vienas svarbiausių jo poreikių yra saugumo ir ryšio, tokie poreikiai. Mes jau biologiškai gimstam parengti kurti tą ryšį, siekti to ryšio, siekti saugaus prisirišimo ir taip toliau. Ir jeigu žiūrint, tik mes paskutinius keletą gal tūkstančių metų, žmonės įgijo tokią prabangą gyventi ir išgyventi vieni, o šimtus tūkstančių metų iš esmės žmonės gyveno gentise, grupėse ir bendruomenėse. Ir mūsų protėviam iš tikrųjų būti atstumtam, atmestam iš genties, pašalintam iš genties, nepritapti prie genties, reikšdavo iš esmės mirti. Dėl to tas ryšio troškimas, ryšio mezgimas labai labai yra svarbus. Net jeigu ir pažiūrėjus, nemaža mūsų ypač tų tokių ar ne naujesnių smegenų dalių, nes, pavyzdžiui, limbinė sistema, jeigu kalbam, ar ne, smegenų kamienas ir visi kiti dalykai, jie panašus yra į daugumos ir kitų žinduolių smegenų struktūrą, bet joks kitas organizmas, bent jau tiek, kiek turim žinių, šitoj žemėje neturi tiek gerai išvystytos kaktinės prefrontalinės smegenų skilties, kurie atsako už logiką, analizę, priežasčių pasekmių numatymą ir visokių kitokių aukštesnių funkcijų. Ir tame tarpe nemažai kaktinės smegenų skilties yra paskirta būtent socialinių ryšių suvokimui, ryšio mezgimui, ryšio vertinimui ir pajungia daug kitų smegenų dalių prie to ryšio ir taip toliau. Žodžiu, tiek mūsų smegenis, tiek mūsų istorija, tiek mūsų kaip žmonijos raida yra tokia
taip buvome ar ne sutverti, rodo, kad esame sutverti ryšio mezgimui. Ir dėl to tas ryšio toks neturėjimas, o tokio gilaus ryšio tiek gali atnešti skausmų. Nes jeigu žiūrint, vienišumas toks irgi vienas tokių iš stipresnių nemalonių patyrimų, kokį žmogus gali patirti. Ir dauguma žmonių, kad bėgdami nuo to vienišumo jausmo visokių dalykų, arba bandydami bėgti visokių dalykų, prisidaro, tame tarpe ir bando įveikti tą vienišumą, tarkim, ir visokiom psichoaktyviom medžiagom, arba bando įnerti į įvairius santykius, kad tik nebūti vienim, iš tikro nori ryšio, bet dažnai vis nesigauna, o nebūdami tam ryšyje, būdami vieniši, ir tai puola įvairius atsitiktinius santykius, tada vėl nusvyla, vėl nuo jų nueina ir visokių kitokių dalykų prisidaro. O to tas yra labai galingas, labai stiprus jausmas ir labai toksai, sakyčiau, ar ne, toks prigimtinis tas poreikis to ryšio, šitas jausmas rodo, kad yra netenkinamas. Ir stebima, kad, sakau, auga tie mastai, ypač tokiam moderniame pasaulyje, tai stebima ypač ir su ekonominiu išsivystymu, irgi žmonių vienišų daugėja. Taip pat stebima, kad, pavyzdžiui, tokiuose, kuo labiau urbanizuojasi miestai, tokiuose megapoliuose, pavyzdžiui, čia vienu metu Niujorkas buvo traktuojamas vienas tokių vienišiausių miestų, kur didžioji dalis populiacijos jaučiasi itin vieniši. Ir tas stebima irgi visose šalyse, kad tokia tendencija, kuo didesnis miestas, kuo netgi tankiau apgyvendintas didesnis miestas, tuo dažnai žmonės jaučiasi vienišesni. Ir čia toks įdomus paradoksas, ar ne, kad tų galimybių kurti ryšiui atrodo labai daug yra, bet dėl to tokio didžiulio kiekio neretai žmonės vis tiek jaučiasi vieniši, daug vienatvės patiria ir taip toliau. Apskritai stebima, kaip ir minėjau, kad statistiškai vis daugėja. Ir įdomiausia, kad daugėja, nors visose grupėse amžiaus daugėja, bet viena tokia grupė tai yra vyresnių kaip 65 metų asmenų grupė, tarp vyresnių asmenų stebimas, kad gan toksai dažnai ilgą laiką ir stipriai jaučiasi vieniši. Taip pat, aišku, ir bet kurio kito amžiaus tarpsnio žmonės taip gali jaustis. Kas įdomiausia, stebima, ypač pandemijos laikotarpiu, nutiko taip, kad paauglių ir jaunų suaugusiųjų tarpe irgi vienišumo mastai stipriai išaugo ir buvo pastebėta, kad netgi pasibaigus pandemijai taip ir neatsistatė į prieš pandeminį lygį. Šiek tiek pagerėjo situacija, bet vis tiek pilnai neatsistatė. Taip pat mes matom vis daugiau tokių reiškinių. Pavyzdžiui, tokio Japonijoje yra netgi terminas toksai, kodokyuši vadinasi, tai reiškia apibūdina tokią vienišą mirtį. Japonijoje maždaug apie 30 000 atvejų tokių per metus būna, kur žmonės miršta vieni ir vieniši, ir, pavyzdžiui, ten tik po metų ar po 2 ten artimieji randa, aplanko tą jau negyvą žmogų. Lietuvoje irgi karts nuo karto pasitaiko tokių dalykų ir kiek dažniau vis stebima, kad yra toks reiškinys ir tas stebima, kad tikrai to didėja, tie mastai auga ir problema tampa labai aktuali. Pavyzdžiui, Jungtinėje karalystėje ir Anglijoje, daugumai lietuvių taip gerai pažįstama, tai buvo netgi tokia atskira kaip ministras, kuris atsakingas už vienišumo mažinimą, toks vienišumo ministro postas ar netgi įrengtas, nes yra tikrai tokia stebima didžiulė problema ir bandoma kažkaip ją šalinti, mažinti ir taip toliau. Dabar dėl ko auga tas vienišumas, dėl ko auga tokie mastai, tai yra daug priežasčių. Ir tai dėl daug dalykų gali nutikti, dėl ko mes jaučiamės vieniši. Ir aš trumpai apžvelgsiu tiek priežastis, tiek rizikos faktorius, dėl ko taip nutinka. Tai keletas
svarbių dalykų, tai yra ir pati aplinka, pats gyvenimo tempas, gyvenimo būdas. Čia toks paradoksas, kad žmonėm nebereikia, turtingėja žmonės ir gyvenimas ekonomiškai gerėja ir nebereikia jiems tiek, iš tikrųjų dėl išgyvenimo nebereikia tiek jau mirtinai megzti to ryšio. Ir iš to, kad nebėra tiek, tarkim, seniau tos bendruomeniškumas buvo didesnis, iš principo tiesiog netgi užtikrindavo į gyvenimą ir kitus dalykus. Ir dabar, kadangi nebėra tai tiek aktualu, tai įvairios stebima, kad tokios bendruomeniniai ryšiai, jie silpsta šiek tiek, trūkinėja tokios tradicinės institucijos, kurios ilgai gyvavo ar ne, tai vis trūkinėjo. Taip pat tokios šeimos struktūros, kurios irgi ilgą laiką būdavo normalu, ar ne, kad gyvena kartu 3-4 netgi